Pranašystės įspėjimas. Birželio 13 diena, 2024 metai tiesiogiai iš Jeruzalės. Pranašystė apie didingą šventosios dvasios lietų ateinantį į Izraelio žemę. Taigi palaiminti žmonės, tiksliai pirmą dienos Jeruzalėje, tai yra 2024 metai, aš mačiau lietus ateina iš kristančios žemės. Aš mačiau šventosios dvasios lietų krentantį iš šitos žemės. Dar kartą šiandien, ketvirtadienis pirmą. This is now Thursday, 13th of June, the year 2024. I have seen rain. The Lord Almighty has spoken with me about rain that is going to fall in this land. The rain type that happened on Mount Carmel. The rain of the Holy Spirit that you see has been falling in Kakamega, in Joro, Eldama Ravinė, Lagos, Nigerijoje, Akmenagare, taip pat San Felikse ir visose vietose, kur Viešpats atsiuntė mane atverti dangų. Tai yra rimta. Matau lietų ateinantį į šitą žemę, šventosios dvasios lietų ateinantį į šitą šalį. Ir aš pasakiau, kaip lietus, kuris iškrito, kai aš buvau ant Karmelio kalno, kitame gyvenime. Lietus ateina į šitą šalį, tai ką aš pasakiau. Šventosios dvasios Viešpats Visagalis prakalbo su manim. Ketvirtadienį, birželio 13 dieną, 2024 metų, tai yra diena, pirma ryte, ir aš matau lietų. Eina aplankyti šitą šalį, šventosios dvasios lietus. Viešpats ateina į šitą šalį mylėti šitos žmonės. Matau lietų, kuris ateina į šitą šalį. Taip kaip lietų matėte ant Karmelio, taip kaip Karmelio kalno lietus. Paruoškite kelią. Kristus grįžta.